Ar žmogus tikrai iš molio? Tai drąsinanti, raminanti knyga. Sako viena iš knygos autorių Gabrielė Gailiūtė. Knygoje kunigas jėzuitas patyręs sielovadininkas tėvas Antanas Saulaitis atsako jaunimui rūpimus klausimus. Aš labai norėjau, kad šita knyga nebūtų tokia maldaknygė. Kad jinai neskatintų jauno kataliko užsidaryti nuo pasaulio, o priešingai, kad skatintų eiti į pasaulį, kuris ne visada yra vien tik draugiškas. Krikščionybėje, religija apskritai, o kad būtų kad tokio teiktų tvirtumo žmogui būti savimi ir tuo pačiu nebūti priešiškam visiems kitiems. Metus laiko dalyvavus įvairiose jaunimo susitikimuose, diskusijose, Gabrielė Gailiūtė atrinko daugiausiai jaunimo aistrų sukėlusias temas – apie religiją, mokslą, meilę, santykius su tėvais, savarankiško gyvenimo pradžią, profesijos pasirinkimą ir tikrųjų gyvenimo vertybių paiešką. Man pačiai labai svarbus skyrius atrodo apie visuomenę ir politiką, nes man atrodo, kad galbūt šitai temai yra truputį per mažai dėmesio skiriama kitur. Kad mes per mažai kalbam apie tai, kaip jaunimą įtraukti į visuomenės gyvenimą, ar galų gale kaip ugdyti rinkėją, ar net kaip ugdyti būsimą Seimo narį ar būsimą prezidentą. O tėvas Antanas, jis kaip tik šitą labai gerai sugeba, jisai yra labai geras pavyzdys šito. Ne tik tai žodžiu, bet jis visų savo gyvenimų tą nuolat daro. Tai man buvo labai smagu, kad jis labai nemažai ir apie savo patirtį papasakojo ir tokių labai praktiškų patarimų davė, kaip įsitraukti, kaip pramokti, kaip apsiprasti su visais tais naujais vaidmenim, kurie tokie labai atsakingi atrodo ir labai tolimi. Dar mokyklos laikais užsimezgusią pažintį su tėvu Antanu Saulaičiu, knygos autorė vadina išskirtinę sėkme ir tiki, kad tėvo žodžiai jaunimą nuramins, pradžiugins ir įkvėps naujiems iššūkiams. Jis turi tokią Dievo dovaną, jisai labai moka kalbėti su skirtingais žmonėm ir prie kiekvieno prisitaikyti. Jisai dirba su mažais vaikais ir su jaunimu, ir su senukais, ir su ko tik nori, su vyrais, su moterim, su bet ko. Ir, sakau, visada sugeba kažkaip su kiekvienu kalbėti jo kalba. Tai ta prasme, man atrodė labai svarbu, kad jisai ir su to jaunimu kalbėtų ir kartais į tokius nepatogius klausimus atsakytų. O kitas dalykas yra tai, kad jisai turi daug tokios patirties, kokios neturi kunigai, kurie visą laiką Lietuvoje dirbo. Nes vis dėlto ta lietuviška sielovada per visus tos okupacijos metus buvo gerokai atsilikusi ir gerokai ribota ir nepasiveja jie taip. Tokie dalykai taip automatiškai, jie tik pamažu bręsta ir stiprėja ir tėvas Antanas turi be galo daug patirties su visokiam jaunimo organizacijom ar jaunimo sielovada, kurios nebuvo Lietuvoje ir kuri tik po truputį dabar atsiranda.